Ką dažniausiai žmonės klaidingai suvokia apie save? Klausimas numeris 17, spontaniškas klausimas man. Man atrodo, kad dažniausiai žmonės klaidingai apie save suvokia tai, kad jie yra kalti už kažką labai, kad tai yra kažkokios tai gėdos neištaisomos, kad tai yra dalykai, kuriuos reikia kaip matėt, kai yra naras, pasiema, nardymo čempionatuose, naras pasiema kažkokią ten geležį su trosu ir tiesiog užsikabina ir žemyn, neria su to geležiu. Tai kaip būtų kaltė ir taip tiesiog į dugną su ta kalte ir kad niekas nepamatytų tam vandenyno dugne tą kaltę, tos dalykus, kad čia yra neįsprendžiami dalykai, kad čia yra nesutvarkoma, kad čia yra baisiausiai gėdingi dalykai. Bet realybė yra tokia, kol tu nejausi dalykų, kad tu gali būti visiškai atviras, toks koks esi, kad tavo paslaptis, kad tu masturbuojasi, kad tu ten, nežinau, turėjai homoseksualinę patirtį, kad tu ten pavogiai kažką tai, pamelavai, paflirtavai, gal į kairę nuėjai, kad visi tai galėtų sužinoti, kol tu nepajausi to jausmo, kad visi ir viskas galėtų apie mane sužinoti tiesiog viską visiškam skaidrume, tol tu nesi laisvas. Tol tu nesi laisvas. Tai aišku, gal nebūtina iš karto radikaliai taip, nors kai kurie tai daro, bet tai yra toksai dalykas, kad žmogus pasiema savo skausmelį ir neria į dugną. Ir labai klaidingai suvokia, kad jis yra neištaisomas. Ir iš dalies tai yra tiesa, nes žmonės tiesiog nežino, ką su savim daryti. Nes, čia tas pats, kas mes piktybiškai nenorėtumėm kreiptis pas stomatologą, kai skauda dantis. Piktybiškai nenorėtumėm kreiptis į autoservisą, kai mums mašina sugedo. Taip maždaug. Ne, mano mašina nesugedo. Fuck you.